Ką reik pakeisti limituojant įsitikinimus apie pinigus? Pradėk matyti pinigus ir gausą visur. Visur absoliučiai. Pažiūrėk pro langą, kiek daug medžiato lapų, kiek daug medžių lauki, kiek daug namų lauki, švies, kiek šitas, kuriam nami tu gyveni, kiek mums kainauja, pažiūrėk, išėk į miestą, pažvalgyk, kiek daug milijonų visur aplinkui ir milijardas, piniga lakstos mėtos visur ir gausa. Pradėk matyti tą dalyką, pradėk matyti pinigus ir gausa absoliučiai visur. O antras dalykas, kas labai mums padėjo pakeisti tus limituojančius įsitikinimus, kad mūsų stabdė nuo pritraukimo tos gausos. Yra paprastas suvokiems, kaip tu vara kažkom pirkti, kaip tu perki kažkokį dalyką. Ir dažna būn, o pažiūri kainą, o bliam, tas kainuoja 120 eurų, gera, a man tikrai reiktų batų. Gal pasiims pigesnius batus, žinam, gal nepirktų dalykų. Iškart tu užblokauji, tu iškart elgys iš negatyvios emocijas, iš įsitikinimą, kad tu neatgausi tų pinigų. O kam esmė? Tu pinigus kaip leidi, tu anus cirkuliuoji, tu anus daudi savo. Tu ir aš, mes esam ta pati sistemos dalis. Ir aš esu tu, kaip tu ir esi aš, tik iš kitos perspektyvos. Tas pats šaltinis, mes esam to pačio šaltinio, viena dalis, kur mes esam tiesiog tas pats šaltinis. Aš esu tu, tu esi aš moku pinigus kažkam, kažkas pinigus moku man, aš pinigus cirkuliuoju, aš jų neatiduodu. Pradėk matyti pasaulį kitaip, pradėk pinigus cirkuliuoti, o ne tiesiog netekti ir atiduoti kažkam, kur galbūt niekada neatgausi.